Trumpas priminimas tiems, kurie dalį metų dirba ne Lietuvoje, kažkur svetur, sakykime, pusę metų dirba Lietuvoje, o kitą pusę metų išvažiuoja užsidirbti papildomai pinigų, dirba legaliai, susimoka visus mokesčius, viskas tvarkoje. Bet grįžę čia į Lietuvą, jie tiesiog deklaruoja tik Lietuvoje gautas pajamas, susigrąžina permokėtą gyventojų pajamų mokestį. Ir kodėl kalbu apie tai? Radau socialinėje erdvėje tokią žinutę. Dirbau Norvegijoje, pamėginsiu iš atminties. Dirbau Norvegijoje, deklaravau savo pajamas, man grąžino 1000 eurų valstybinė mokesčių inspekcija ir po kažkurio tai laiko gavo pranešimą, kad reikia tikslinti GPM deklaraciją metinę, nes žmogus tiesiog nedeklaravo pajamų gautų svetur. Aišku, patikslino deklaraciją ir kas nutiko, jam reikia grąžinti tą visą 1000 eurų ir dar susimokėti 180 eurų. Kodėl taip nutiko? Todėl, kad sudėjus visas bendras pajamas, nepriklausomai nuo to, kad ten irgi buvo sumokėti visi mokesčiai, bet tikėtina to žmogaus atveju, nežinau kokios bendros jo metinės pajamas, bet jam nebuvo galima taikyti pagal pajamų dydį metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio. O tikėtina, kad jisai, kai tik tai deklaravo tik tai pajamas gautas Lietuvoje, jam buvo pritaikyta ir todėl grąžintas gyventojų pajamų mokestis. Tai jeigu tu irgi dirbi kažkur svetur ar mėnesį, 2, 3, pusę metų, labai rekomenduoju kitais metais deklaruoti visas pajamas. Ne todėl, kad labai noriu, kad čia mokėtum mokesčius visus, bet todėl, kad vis tiek tikėtina šitos tavo pajamos išlys ir būsi nemaloniai nustebęs, kai po kokio pusmečio teks susimokėti papildomai gyventojų pajamų mokestį būtent dėl metinio NPD taikymo ir dar delspinigius. Tai būkime išmintingi. Gražios dienos.